Štai ir mes pasiruošę galbūt. Variklis senas, naujas, įkrautas, nekaista, skysčiai nedingsta. Tai gal viskas bus gerai. Tai šį kartą vėl be tralo kaip į Kėdainius. Važiuojam savo eiga, dar kad prasidirbtų variklis. Kaip toks apsidirbimas būtų. Ir taip, jo, važiuojam susikraut daiktų. Servis automobilį čia prikrausim daiktų ir išjudam į Ukmergę, kur tuoj turėsim už poros valandų administracinę, ne? Spėsim susirašyti. Susirašyti gal nelabai spėsim viską, bet bandysim. Lekiam. Tai 2 sabai pakrauti. Tikėkime, niekam nepritrūks. Judam. Let's go. Wow. Nu ką, atvykome. Nu va. Atsidūrėm Ukmergėj. Reikia apsižiūrėti, kaip kelionė, šiaip niek tai viskas gerai, nes įspirioja sabas. Tepalas nedingsta, lyg tai temperatūra nekaista. Tik tai tokį išmetimą, ten buvo aptipliojęs tokiu skysto metalo, ten višto šūdų, taip liaudiškai, tai toks ir kvapelis buvo, kaip višto šūdų, nes jis kažkodėl sugalvojo nudeginėti ten. Nu, bet jau lyg tai nudega, neberūksta. Tuoj apsižiūriu dabar, ar viskas gerai ir einam, laukiu Egidijaus. Kažkur atvažiuot turi ir einam administracinę. Viskas, esame apsiforminę prie Ukmergės štabo ralio ir judame į susirašymo. Tuščias štabas. Labai kažkaip, jo, gal bus eilė kaip pernai, bet nėra kažkodėl. Nieks to ralio nelaukia. Kur čia sabą numetei? Dabar mums jo nereikia. Tik kad... Nu tai turim kitą dabar. Važiavam susirašinėti Ukmergės ruožų. Atvykom į Ukmergę, sėkmingai pavyko atvažiuoti su sabo, neužkaito. Teplai neišbėgo. Tai kaip ir viskas gerai. Buvo biškai kvapo Kaune dar. Buvo jo toks, bet ten įsisprendė kaip ir manau ir viskas. Dabar turim 3 valandas, per kurias turim susirašyti ruožus. Manau, spėsim dabar. Manau, paeis. Tai va, esam Ukmergėj. Fainai vėl čia būtų. Esame kur, Šešuolis esam. Nežinau, man matai vietinis. Susirašėme Makių ruožą 2 kartus, viskas pabaigėm. Ir dabar čia prie Šešuolio čia susirašėm, kartosim, pasitikrinsim. Gaila, kad nėra link Želvos, va tokia toks, kur pernai buvo ruožas, smagiai buvo. Tai gal kitais metais gausis tokį nors padaryti. O jeigu ne, pasiūlysim kažką geresnę, tada lekiam tolyn. Suvaišėm. Nešk lauktuves. Prie stalo. Prie vaizdo, egi. Nu, gražiai, čia kaip Anykščiuose beveik. Skaniai padarei erikačio. Nom. Istorija zakončilas, kaip sakė. Ką rytoj veiksim? Chill čia šiaip jau Ukmergėj, bet rytoj bus karšta. Nors ruožai ir važiuoti, visi išskyrus vieną. Įdomiausias bus tas. Jo, tas įdomiausias ir bus, kad nevažiuotas. Biškai liūdna, kad jie kartojasi. Ar į kitą pusę galėjo būti apsukti bent ar... Nu, gal kitame. Biškai vis tiek kažkaip kitaip atrodo nei pernai. Kai kurias vietos. Gal po sezono jau kitaip jas veikinėt noris, tai gal dėl to. Nespėjom visko, liko Versmės trasa, bet tai ten tokia
dabar net mintinai sudiktuočiau tos posūkius nuo pernai metų, tai ryte bandysim prasilėkti dar. Gal nulėkti, pravažiuoti ir viskas, tada bus išpildytas mūsų susirašymas. O dabar, varom futbolą, žiūrėt. Jeigu turės darbą, persirašyt. Jo. Tuo pačiu multitaskinsim. Ryto. Sabas ilsisi. O čia Gaspadoriai. Gaspadoris dirba. Iš karto geriau, kai namuose. Namų ralis. Įsidrėbęs ir ką darai, ką nori. Žiūrim futbolą geriau. O tu dirbk. Nustravojas. Nu, išgyveno Sabas naktį. Tai ką, užsikliuoja dar biškį lipdukų ir važiuojam servisus statytis. Ir dar reiks suspėti kažkaip paskutinį tą ruožą, vai pirmutinį. Garsmės įsirašyti. Su nuotykis, bet esam starte. Sudaužiau kamerą savo onboardą, tai žodžiu, nebus nieko, nei įrodymų, nieko. Tikėkimės, nieks ten mišketam kokiam neužtarmos, bet taip, ne gal. Nu ką, viskas einam, startą to iš 15 minučių kelių. Pralėkėm pirmą ruožą labai chaotiškai. Gal ir normalu, kaip po variklio keitimo. Tokių visokių neaiškių dalykų ir kažkiek visi kelenda garsiukai. Tai dabar padangus lieki pamiršom pasitikrinti. Ratai liktai atrodo atsilaisvinę, dar kažkoks garsas bėgius jungiam. Tai nežinau, bandom ieškotis dabar kažkokių sliekų. Atvykom į trečią ruožą startą, Egidijus nelabai, buvo ten kliurkyčių, buvo ir mano gal toks nelabai užtikrintas tas važiavimas, bet jau gal geriau sakyčiau, tai gal trečiam šitam. Sakyčiau, Sabas neužtikrintas pats. Nu, Sabas dar kažkaip neužtikrintai važiuoja, nesuprantam kažkaip kaip jis važiuoja, bet svarbu kol kas važiuoja. Po tokio dalyko kaip variklio keitimas, tai svarbiausia, kad viskas pajungta ir nieks neatsisuktų ir važiuotų. O dabar toks labiau žinomas mums ruožas, pernai važiuotas, tai gal ir viskas bus gerai čia. Žemės įsikrapščiau, nes paskutiniam posūkiu antrą ruožą ten gerai pašėrėm žemę. Gal nufotkins kas ar nufilmuos, nes onboardo nėra, spėkit gal ko. Varo raudonas važiuoja. Ne šita raudona? Ne šita. Varyti pamėlyną dėžę. Nebent ten kažkaip. Bet įdėjom, taigi gerai ten. Ne, nes būtų iš karto kaip. Tai atlikom servizą, bet žinios tokias, kad greičiausiai dabar dėžė atsisakinėja jau prie pabaigos, nes labai smūgiuoja jungiant bėgius.
Ir tas prajudinom čia šiaip ratus, tai tas laisvumas didžiulis. Klausimas dabar kaip čia važiuot, ar kada važiuot, ar nežinau, paskui strikti ten ruožę, bet tas dėžės subirėjusi dėžės strikti irgi. Mechanikas atliko savo darbą, bet jau čia ne jo valiai ir ne mūsų, čia nespėsim tas dėžės pakeisti, kad ir turėtume. Ką bandom kažkaip? Ne kokiam nuotaikom išjudėti į antrąją dalį. Kol važiuoja, tai bandom kažkaip. Atkeliavom su Egidiju iki paskutinio ruožo. Valio. Jo, tai garsai čia su šituo dalyku, tai wow, visokie. Paskutiniam ruožą dar vėl pakankinam, bet kol kas rėda, tai svarbu, kad atlaikytų ir būtų rami galva. Daugiau, nežinau, žvakių pakeitimas gal į senas atgal jaučiu geriau, man atrodo. Nu, kažkaip gal. Gal geriau. Tai, nu, vienintelis dabar tikslas, kad atlaikytų dėžė, ar kas čia, nežinau, pusšešis. Einu, paskutinius gramus einame, išlengvinsim mašiną prieš paskutinį ruožą. Aš tai gal ne. Nelengvinsi? Lengvai, ne? Tai išlengvinsiu. Jeigu per tada pralaimėsim pusę sekundės Raminskiam, tai žinok, kažką atsiminti. Kas čia tokie, jeigu grįžta į finišą į Ukmergę? Mes! Daga. Su finišu dabar Ačiū. pasisėjo. Su finišu, Pauliau, girdėjai. Su finišu atlaikė savukas. Pasiteisėja? Sakė. Tiesiai? Atvyko vyrai į finišą. Ai, viskas vietoj čia. Ką tu čia meluoji? Atlaikė. O, yra. Bamperiukas viskas. Oras tai liuks. Liuks Orestas. Blogerius pasveikins su finišu. Sveikinimas. Sėkmingai viskas? Finišas. A jums sėkmingai? Su nuotykis, bet sėkmingai. Gerai dabar. Ką? Iš ką? Ne, jau nebereikėjo savo, jau atvažiavom galimybę. Tai gal trečią liksim? Gal. Jeigu be baudos šikaną. Jeigu. Baimė, susubinę tik ištaškį. Gerai, sutiksim. Tai va, tai kol kas trečią vietą atvažiavom, dėžė, nežinau, ten garbė žodžio gal laikas, bet tai dar neaišku, kas. Gal sankam, ten. Toks. Ant klaustuko. Nežinau, ten jau įdomiai viskas atrodo. Važiuoklė irgi bilda, tą bildą. Parodyt? Okay. Ką čia sveikins finišu? Bet gyvenat? Neslaužėt 7 mašinas. Pamatėm, kiek sulaužė žmonių ten. Nes viskas už mūsų vyko. Vyrusi tai ten. Vienam pas kitam. Du įskaita, sekanti kategorija ir tikrai gausus dalyvių sąrašas, galima sakyti, viena įtempčiausių kovų vyko čia. Tikrai didelis dalyvių skaičius ir čia trečiąją vietą iškovojo SAP 93 ekipažas Paulius Butmanas, Egidijus Gelūnas. Rekomendavo, pats mačiau, kaip
jis remontavo tą slavą, kad jis važiuotų ir panašu, kad jis atvežė juos į 3 poziciją. Ir tarp kitko, 3 vietą jie iškovojo su porą sekundžių pranašumu prieš 4 vietoje lygusius varžovus. Taigi saldi pergalė, vyrai. Labai gerai. Na, bičiuliai, dar sėki gaustus aplodismentai. Paulius Futbolas, Egidijus Gelūnas, Marius Tapšnevičius, Dominika Volodkevičiūtė ir Lukas Gordonas ir Rugilė Sakalauskaitė. SKC2. Paskutiniai liko Ukmergėj. Kaip savam kieme. Nu, realiai tai taip. Tu, tai tikrai. O man tai dabar reiks su juo grįžti, kažkaip nežinau, traška, viskas braška ten. Nu nieko, palėdėsiu, kablys yra. Ant 70 parambesdėsim, kažkaip lupytės krenta. Tai kaip vertini, jeigu Ukmergės ralis? Nu, vertinu tokį permainingą. Pradžiai buvo toks, toks daug abejonių, kažkaip ten gal net laikys, gal kažkas, bet Sabas parodė savo užsispyrimą, patvarumą. Sabas yra jau, jeigu su varikliu užkalsiu finišuojam, tai jau kur čia dėžė net laikys. Jo. Nors čia neaišku, ar dėžė, bet kažkas. Nu, reiks vėl narpliot ieškoti. Vėl imti traversą dėžę. Ai, nu žodžiu, toks tas Labai ralis. keista, kad kaip, nu... Kaip Simaškas sakė, ne toks turi būti ralis, bet mums kol kas toks. Neturi remontuoti ir garažę sėdėti ir važiuoti, bet turi važiuoti, nu, bet pradžia sunki visą laiką. Tai va, nu ką. Kitą metą organizatoriam pasiūlysim ten link Bajorų, link Želvos, link Buivydžio kažkur ruožų, Karališkų pasižiūrėti, jeigu taip jau sunkiai sekas ten rasti. Ne Ukmergės rajonas, okei, bet nu, net taip jau ir toli, vis tiek važiuojam iki 16. O šiaip viskas gerai, tik tai jau 3 metus nesinorėtų ten jo važiuoti pačiu. Viskas gerai, kas gerai baigėsi. Ką dabar didelė pertrauka tokia? Kur didelė, mėnesis, kaip slaip. Ir susimatysim, vėl pakeliauti reiks Vartsevis. Pakeliauti Vartse visokių renginių galima pasižiūrėti Lietuvoje ir Latvijai. O tada susitiksim kur ten? Plungė? Ok, Plungė irgi visą laiką būna sudėtingas, tokia nelabai nuspėjam. Tai va. Nu jeigu neužlys, tai ką? Ja, daug tiek kol kas naujienų. Bandysiu suėdytinti čia viską. Dar Zarasų nesadytinai? Nesadytinai Zarasų, dar daug reikalų. Gražių vaizdų žodžių jums Ukmergės. Ir iki jūs visi, iki fanai, ačiū, kad sekat, žiūrit.